Na, kaip dabar atrodo, per 20 metų, aš sakyčiau, nes vis tiek pradėjau dirbti ir dabar pasikeitė. Ir mano akimis žiūrint, kad pasikeitė chemoterapijos toleravimas. Dabar dauguma pacientų gydomi jau dienos stacionare, reiškia, chemoterapija yra sulašinama ir pacientas tą pačią dieną išvyksta į namus. Jam yra išrašomi vaistai nuo pykinimo, išrašomi vaistai, taip pat pateikiamos visos rekomendacijos, ką daryti kiekvienu atveju, nes tikrai jos pašaliniais reiškiniais visais yra pacientas supažindinamas ir tiesiog atlieka tam tikrus veiksmus namuose pats ir jeigu kokių nors klausimų iškyla, tuomet pacientas arba skambina, arba tiesiog kreipiasi į mūsų įstaigą ar tiesiogiai į mane ir mes kažkaip tas problemas išsprendžiame.